Jau, sveiki visi, čia ir vėl aš, Domantas, ir šiandien filmuojam bišį kitokį video. Jau nekeliauju šiandien, filmuoju lifehackus. Nežinau, man pačiam įdomu lifehackai, realiai niekada jų nebandęs, gal keletą nebent. Ir noriu pabandyti kartu su jumis. Žiūrėsim, kaip čia seksis, ar jie tikri, ar netikri. Tai galima važiuoti prie pačio pirmo lifehacko. Tai pirmasis lifehackas, turime skardinę, Coca-Colos šiuo atveju skardinę, išleidžiame oro iš skardinės, pradaužiam, tiesiog darom ir atsiranda skylutė šiaudeliui. Pažiūrėsim. Gerai, tai turim Coca-Colos skardinę ir šiaudelį. Jis ten kažkaip išleido orą. Apsuko. Ir bandė laužti kažkaip taip. Kaip čia pasakius, pusiau. Užskaitom šitą. Šitą lifehacką užskaitom, važiuojam prie sekančio. Tai sekantis lifehackas, turime lipnios juostos, turime užtraukėją, uždedam. Jo, šiaip labai geras lifehackas, kad nereiktų kirpt ar su dantim, kaip mes daugumą mėgstam. Tai šiam lifehackui mums reikės lipnios juostos, zateškės vienos, zateškės užtraukėją, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, ir žirklių. Pirmą mums reiktų surasti pradžią, kaip ten rodė, užsidėt zateškę. Tipo, gal per daug suviržiau, jis nelabai slenkas. Paklijuoji, išklijuoji ir turėtų nusitraukti. Nežinau, man šitas neina čia. Nežinau, arba čia užtraukėjas netoks, arba neina. Pabandom dar kartelį. Tai turim naują užtraukėją. Pabandom biškį mažiau ir mažiau nukirpti ir netai prispausti. Rodo šitą. Gerai. Bet šitas nelabai slenkas. Taip užklijuoji. Nelabai čia pusiau jis veikia. Ai va, ranko jeigu turi. Šitą paslenki. Atplėši kiek reikia. Patempi ir turi. Iš dalies veikia. Man, pavyzdžiui, reikia šitiek. Op. Iš dalies veikia. Ko žinau. Užskaitom kaip veikianti tikriausiai, ne? Užskaitom. Ir važiuojam prie sekančio lifehacko. Gerai, tai sekantis lifehackas. Mums reikia buteliuko. Tipo pamirkom, pučiam. Ir turėtų gautis tokia kaip putų dešra. Kažkas tokia. Asistentas, prašyčiau. Įrankius į sceną. Mums reikės buteliuko, servetėlės, vandeniuką, indų ploviklę, žirklių, gumytės ir lėkštės. Gerai, tai jis pirmą nukirpo buteliuką. Turim nukirptą buteliuką. Po to kažkaip taip uždėjau. Tada uždedam gumytę. Ko žinau, lyg gerai. Gerai, tai šitą esam pasidarę. Dabar reikia prodė vandens ir indų ploviklio. Maišom. Gerai, rodo pamirkyt. Šitą daiktą pamirkyt. Ir pūst. Aik tu sau veikia! Oi! Nukrito mūsų dešrigalis. Veikia! Nesitikėjau. Oi, ir galva apsisuka. Bet veikia. Norėčiau dar kartą pabandyti. Gerai, pabandom dar kartą.
apsisuko galva. Ui, senelizai. Bet veikia, šitas veikia. Realiai vienas įdomesnių. Paskutinį kartą pabandom. Eik tu. Galėčiau, man atrodo, padaryti labai ilgą. Užskaitau, liuks. Važiuojam prie sekančio lifehacko. Gerai, tai sekantis lifehackas. Jeigu neįpil... Nu jo, būna ta problema, kad pili ir pilasi pro šoną. Bet uždėjus, matau, šaukštelį. Turėtų tiesiog tiesiai bėgti. Tiesiog, kodėl negalim šitai padaryti, nežinau. Neklauskit. Bet pabandom šitaip. Po truputį pabandom. Jeigu po truputį bandysi, vis tiek įbėgs. Bet o, turim užtat kampą tokį. Tai, jeigu jums visą laiką taip yra ir nesugebat biški stipriau papilt, tiesiog užsideda šaukštą ir valia. Nežinau, kažkoje nesąmonė. Važiuojam prie sekančio. Gerai, tai sekantis būtų pripuškiam dezodoranto į buteliuką, užsukam, išmakaluojam, paleidžiam ir turėtų būti... Turim dezodorantą ir buteliuką. Tiesiog pripurškiam, užsukam, pamakaluojam, atsukam ir turėtų išaugti kamštelis. Žinau, pabandom. Tiksliai nežinau, kiek reikia čia purkšti. O, kaip užšalė. Nežinau, gal užteks. Užsukam. Pamakaluojam. Normaliai įsipūtė. Ui. Ką, bandom? Aš net bijau. Nieko čia neįvyko, turėjau šauktis. Nežinau, gal reikia daugiau ir greičiau. Nu, pabandom antrą kartą. Round 2. Gerai, greitai, užsukam. Įsipučia, šį butelis tai įsipučia. Taip neblogai. Oi, tu dar daugiau užsiputė. Eik, tu nesąmonė. Nesąmonė, nebandykit. Bū. Arba aš nemoku, arba neveikia. Judam prie sekančio lifehacko. Sekantis lifehackas. Ant makaronų, kitaip tariant, ant bomžpakių užtušuojam su markeriu ir turėtų gautis, nežinau, japonų, korėjiečių raštas arba šiaip kažkas. Iš kur tokių atsiranda, nesuprantu. Tai turim senojo popieriaus, bomžpakį ir markerį. Sulupam. Palei viską turim ištušuoti tiesiog visą pusę. Nesąmonė. Nežinau, turim štušuotą. Bandom pridėti ant lapo. Spaudžiam. Ir kulminacija. Ar gavosi raštas? Ar gavosi raštas? Kodėl aš tuo lifehacku patikėjau šiek tiek? Važiuojam toliau. Jo, tai sekantis lifehackas realiai naudojamas, man atrodo. Jeigu nori turėti tik trynį vietoj baltymo, nori jį atskirti, tiesiog su buteliu paimam, užspaudžiam, jis įlenda į vidų ir perkeliam. Taip pat tai paprasta. Nežinau, čia gal su mažesniu reikėjo buteliukų daryti. Bet babandom. Tiesiog turėtų oras su oru įsitraukti. O jeigu antrą? Veikia! Šitas veikia! Žiūrėkit. Tiesiog skaitykim, va, atskirai baltymas, atskirai trinys. Ir galim tiesiog perkelt. Skaitykim, čia kita lėkštė. Opa, opa. Ir viskas. Užskaityta, šitas užskaitytas.
Tai sekantis laihekas. Sipilam vandens, druskas į vandenį. Tada išmaišom. Pasiemam kiaušinį, patrinam bateriją į kiaušinį, įdedam. Įmetam šakutę. Šakutė turėtų susilankstyti. Turime vandens, druskas, šakutę, kiaušinį ir bateriją. Įrodė įpilti druskos. Žinau, kiek čia pilt. Maišom. Tada pasiemam kiaušinį. Įtrinam į kiaušinį bateriją. Nežinau, kurią pusę mano mobilį. Įdedam bateriją. Tada va padai viską, jeigu kišiu šakutę, jinai turėtų susilankstyti. Gerai, bandom. O, kaip susilankstė visą. Visą perlinką. Pliama, gal reikia žiūrovom rimtai sulankstyti. Niekaip stiek nesupras, ką aš čia padariau. Susilankstė, žiūrėkit. Perlinka pusiau. Pusiau perlinka. Nesąmonė. Ir baigsim čia epizodą. Jo, šiandien pasitestavom lifehackų. Jeigu norėtume daugiau tokių video, paspausk like, paspausk subscribe, pasidalink su draugais ir daryk tai vienu metu. Ir jo, susitiksime sekančiame epizode. Viso gero. See ya.